Sveiki kolegos, šiandien kalbinu mūsų grupės vadovą Sergejų, kadangi jisai mini 10 metų sukaktį Acme grupėje. Tai Sergej, sakyk, kai prisijungiai prie Acme grupės, ar galvojai, kad ateis ši 10 metų diena? Mano paskutinė darbo patirtis ateinant į Acme, tai 6 metai buvo. Ir aš jau tuomet galvojau, kiek daug. Bet kai pradėjau dirbti Acmei, tai dabar kai pasižiūrėt, gal net nesupratau, kaip tie 10 metų sprogo. Tai tas laikas tyliai eina. O visada žmogus yra ten, kur jam įdomu. Ir jeigu įdomu, tai tu tada dirbi ir neskaičiuoji to laiko. Tai praėjus 10 metų tiesiog supranti, kad ant kiek buvo ir yra įdomu ir kad tas 10 metų tai visai nedaug. Tai gal sensta. Galvodamas apie tą laiką, kai prisijungiai tik tais prie Acme grupės, pasidalink, kokie buvo pirmieji tavo įspūdžiai ir kaip tu viską matei? Pirma pažintis vyko prieš 20 metų, tai buvo 2006 metais. Aš dirbau tuometiniam Hansa banke, dabartiniam Swedbanke, ir aš buvau verslo klientų vadybininkas ir buvau atsakingas už darbą su IC Distribution. Tai aš buvau tas stambių verslo klientų departamento vadybininkas, santykį turėjau su IC Distribution ir tvarkiau jų visus kreditinius klausimus. Tai aš tada susipažinau su Regimantu, dar kai jis buvo vadovas. Tuomet susipažinau per krizę su Tomu Palšiu, bet tokioje aplinkoje, kad ten buvo kalba, kad atiduokit bankui kreditą, o verslas jūs kažkaip ten išgyvensit. Tai ta pirminė pažintis buvo nuo 2006 metų, tai prieš ateinant čia žinojau, kas tokia yra Acme grupė, arba bent įsivaizdavau, kad aš žinau, kas yra Acme grupė. Nors iš tiesų nevelnio aš nežinojau. Pagal tai, ką paskui pamačiau ir supratau, kas yra iš tikrųjų ta Acme grupė. Tai ta pažintis yra iš tikrųjų labai išsenai. O kaip sakytum, kad per tuos 10 metų pasikeitė Acme grupė? Tai jeigu pasakyčiau žodį viskas, tai matyt būtų tiesa, bet čia tas pats, aš taip juokauju su kolegom iš mūsų Avado, kai išeina naujas iPhone'as ir visada pristatant sako, this is totally different thing, ir mes bandom surasti 3 skirtumus. Tai aišku, toks juokas yra, bet Acme grupė tada ir Acme grupė šiandien, lygiai taip pat kaip Sergejus tada ir Sergejus šiandien. Tai aš buvau visai kitoks ir Acme grupė buvo visai kita ir mes tikrai nuėjom gan tokį stipraus augimo kelią su tikrai daug nuopolių, nuosmukių, bet ir tikrai labai gerais epizodais. Tai jeigu taip palyginti tiesiog skaičių prasme, kad irgi žiūrėjau šiek tiek tos statistikos, tai 2016 metų grupės konsoliduota apyvarta buvo apie 360 milijonų eurų. Tai pernai metų konsoliduota apyvarta yra virš 850. Tai tas augimas 2 kart su trupučiu, jisai pats iš savęs atsako į klausimą, kad Acme grupė tiesiog yra visai kita organizacija. Kita savo brandos lygio, finansinio pajėgumo, mąstymo, verslo darimo, komandos edukacijos. Mes tiesiog esam kitokiam lygiai, negu mes buvom prieš tai. Bet tai yra kelionė, kurią mes einam kartu ir ta kelionė, žinai, taip kiekvienais metais mes pasijuokėm, kad vis tik tęsiasi ir prasideda ir kaip toliau tai geriau, nes mes neturim tos prabangos eiti atgal, nes organizacija turi augti ir mes visi žiūrim į priekį. Toks žmogiškas, paprastas dalykas. Ir jeigu tu manęs paklaustum, kokia bus ta Acme grupė toliau, pasekančių 10 metų, tai aš tau galiu pasakyti, bus visiškai kitokia, negu yra šiandien. O apie tai, kokia jinai bus, tai galima tik pasvajoti, pafilosofuoti. Mes turim tam tikrus mąstymus dėl jos augimo trajektorijos, naujų krypčių, naujų rinkų, naujų geografinių platybių. Bet tai tegul ir lieka prie mūsų tų vizijų strategijų, o kad jeigu tai pasakyčiau, kad Acme grupė yra užkoduota augti, tai matyti tokia ir būtų to žinutės esmė apie tą jos ateitį. Aha, tai sakei. Prieš 10 metų Acme grupė buvo vienokia, dabar yra visai kitokia. Ir Sergej buvo vienoks, o dabar yra kitoks. Tai kuo pasikeitei? Kaip pasikeitė Sergej per tuos 10 metų? Visiškai kitaip, atsidarykit nuotraukas, pamatysite. Viena iš vizualios, kaip čia, žmogaus būsenos, tai jaunas buvau su tamsiais plaukais.
šiandien dienai ta spalva jinai pilkėja, jeigu taip juokaut, bet aš kaip sakau, tai visi žili plaukai yra tik prarastas ir išnaudotas galimybės. Tai vat kiek matyti jų buvo per tos 10 metų. O mes daug ką darom su visa komanda ir individualiai, asmeniškai, tai mes labai daug mokomės. Kai sakau žodį mes, galiu pasakyti aš, bet kaip sako, kad organizacija yra kaip žuvis, kad jeigu žuvis pūvo nuo galvos, tai jeigu vadovas pūs nuo galvos, tai tada visa organizacija būtų kažkokia keista. Tai kadangi mes daug laiko praleidžiam besimokant, kaip jūs pavadinti, po studijinėse studijose. Tai tu tiesiog nenori, tu eini žingsnį pirmyn ir tu keitiesi. Tai tas Sergejus yra tiesiog kitoks. Ir tie žodžiai naudojami prieš 10 metų buvo visai kitokie negu yra šiandien. Ir aš tikrai būsiu dar kitoks. Po 3, po 5, o gal ir po 20 dar gyvensiu. Mini po studijinės studijas ir mokymasi. Ar galėtum plačiau papasakoti, ką mokaisi, kokie įgūdžiai yra tie, kuriuos matai, kad labiausiai reikia lavinti? Tai kaip čia? Tai visų pirma reikia dirbti su savim ir aš gan daug kalbu tą temą, kad tu turi būti komfortė su savim ir tu turi turėti sveiką santykį su savim. Tai reiškia, kad tu turi ventiliuotis. Ir tas dalykas kaip psichoterapija arba normali tiesiog žmogaus būsena, nes jeigu tau yra blogai su savim, tai tu įsivaizduok, koks tu būsi tada su savo kolegom. Ne, įsivaizduojat, kad ateina Sergejus čia. Tu eik ten, tu eik daryk tą, aš matau, tu toliai eisi ir panašiai. Tai vienas viskas prasideda nuo savęs, ne? Tada savo, tai apart darbo žmogus turi turėti ir hobį, arba turi turėti kažkokių tai užsiėmimų, dėl ko tas, kaip čia, prasmės ieškojimas ir panašiai. Tai man ėjimas į studijas ar mokymas yra kažkuria prasme duoklė savo. Tai aš studijuoju, garsiai skamba, bet aš esu ISM alumnas, aš dalyvauju tokioje Lab for Leaders programai. Kas antrą antradienį nuo 6 iki 9 vakaro. Turim skirtingus pašnekovus, skirtingas temas, sukam galvą, mokomės ir panašiai. Tai čia viena tokia tema, kuri yra tokia kaip rutina. Antra tema, kurie tikrai irgi daug dalyvauju, tai yra Rotary ir tai yra gerų darbų darimas kitiems, arba kaip jas pavadinti, tai mes su klubiečiais esame irgi aktyvūs ir turim visokiausių aktivitetų. Ten nuo edukacinių temų iki gerų darbų darimo, iki ten važiavimo, pagalbos teikimo ir panašiai. Tai čia yra antra tokia tema, žinai. O trečia tema, kaip sakau, tas laiko savo skirimas važiuojant į Kauną ir važiuojant iš. Tai toks puikiai erdvė, kai tiesiog galiu atsiriboti ir mokytis. O visa kita tai yra daug dalykų. Ten konferencijos kolegos, kasdienės situacijos, labai patinka leisti mokytis kolegom iš tam tikrų klaidų, galų gale išmokau pats, sakyčiau, deleguoti. Nes prieš Sergejus, prieš 5 metus buvo ninja, kuris tik jis žino viską, kaip reikia padaryti. Ir Sergejus šiandien yra tas, sakyčiau, perėjai į tą kitą lygį, kur gali sėdėti, stebėti ir tik tais pakreipti, jeigu matau, kad vyksta ne taip, kaip reikia, tai mes tiesiog augam ir keičiam savo kažkurią tai rolę. Tai man vadovas ir yra toks, žinai, kuris netrukdo, kuris padeda tada, kada reikia ir kuris duoda resursų. O tada vadovo darbas iš tikrųjų nedirbtų darbą. Tai man su tuo darbiškai sunkiai sekasi. Ar dirbi darbą? Aš vis tiek dar toks žaidžiantis treneris ir gal išbėgsi į aikštelę, žinai. Bet iš tiesų tai taip, aš turiu savo aplinkoje puikių žmonių ir labai džiaugiuosi, žinai, kad ta visa aplinka žmonių, ką esam sukūrę ir subūrę aplink save, kad visi yra atsakingi, kurie patys, žinai, siekia, nori, daro ir kuriais tu gali pasitikėti ir kuriems tu tik leisi daryti ir jie ima ir daro. Tai va tokia ta faina aplinka ir to laiko ir savo, ir ten, ir atrodo galbūt kartais šeima dėl nukenčia, dėl mano to, nes dirbi nuo ryto iki vakaro, vakare turi prisigalvoti visokių aktyvičių, tada grįžti namo, dar turi gal kažką nuveikti. Aš neskau, kad čia sveika, nes tas darbo ir laisvalaikio ar koks ten gyvenimo balansas, tai pas mane ir visiškai nesubalansuotas, bet
Bet galvoju, kad o kada, jeigu ne dabar ir ar kas, jeigu ne aš, tai savo turiu tokį pasakęs, kad esu aktyviam gyvenimo epizode, neplanuoju stabdyti. Tik tais vat yra klausimas, žinai, ką toliau daryti, ką nedaryti ir ką daugiau atiduoti. Tai daug dirbu su ta delegavimo, atidavimo, komandos traukimo. Labai puikiai sekasi. Tai galbūt po tų 10 metų delegavimas ir bus tas dalykas, kurį būsi įvaldęs puikiai ir jau tik tais deleguosi. Aš ką supratau savo gyvenime, kad po studijų, tai man buvo 20 plus metų atgal, aš tada tokį turėjau įsivaizdavimą, kad kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau uždirbsi. Ir einant metams, aš suprantu, kad pastangų kiekis įdėtas į tam tikrą darbą ar kryptį, jis visiškai koreliuoja su sėkme arba tavo dienos pabaigos rezultatu, kuris tikrai yra, ateina labai po daug metų, nes nėra greitos sėkmės. Bet tuo pačiu supranti, kad tau nebereikia labai daug dirbti tam, kad labai sukurti aukštą vertę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vertė, galvoju, kiekvieno žmogaus, kuris yra vadovas, yra užsiima vadovaujančiom pareigom, yra vertės kūrimas, bet iš esmės jam mokamas atlyginimas yra už sprendimų darymą. Ne už darbą, kad aš ten sėdėsiu, Exceliuką stumdysiu, ar ten tekstą rašysiu, ar sutartį derinsiu, bet iš esmės už sukurtą vertę ir rezultatą. Tai Sergejus po 10 metų, galvoju, tikrai mažiau darbo valandų dirbantis, nesakysiu, kiek dabar dirbu, tegul tai lieka paslaptis, bet manau, kad turėčiau mažiau, bet tikrai kuriantis didesnę vertę negu šiandien. Ir tas turėtų ateiti tokia kaip normali sinergija, žinai, yra išedukuota išsilavinusi komanda, kuri deliverina, tu vienu metu gali vežti ne vieną projektą, o 5, tu gali daryti daug dalykų ir tu gali tiesiog dalyvauti savo ekspertizę ten, kur yra dabartiniai mano vadovai, kaip aš matau, tas jų pokytis virto ir manau, kad tas pavyzdys ir jis iš tikrųjų užbūrė ir tu supranti, kad esmė yra gebėti suburti tinkamus žmonės, leisti veikti, pakreipti, kada yra ir padėti jam priimti sprendimus. Ir čia yra didžiausia vertė. Sergej, tu esi ir mentorius, ilgametis mentorius. Tai kaip sakytum, kad mentorystė padeda tau būti dar geresniu vadovu? Mentorystė iš savęs, tai man labai išmokė klausyti žmogaus, nepiršti savo nuomonės. Ir tai ir buvo gal tam tikras toks pokytis į paiešką tos vertės per delegavimą, nes aš labai daug kalbėjau su savo vadovais apie tai, ko aš turėčiau mokytis. Tai vienas iš tų tokių kaip ir darbų ir tikslų buvo, Sergejau, tu turi mokytis daugiau deleguoti. Tai kadangi per mentorystę aš matau, kaip žmonės, kurie daro aktyvę savo karjerą, nes pas mus yra funkcinė mentorystė, ne apie ten mezgimo būrelį ar kažką. tai tavrasi, kad tu vienas kaip individas, tu esi niekas. Tai va tą man labai davė suprasti, bet tu veikdamas komandoje ir kurdamas kartu, tu tiesiog gali padaryti daugiau. O sakyk pats, ar turėjai mentorių prisijungęs prie organizacijos ir ką tau tai davė? Taip. Tai iš kiekvieno vadovo žiūriu jį kaip į mentorių, kaip į partnerį. Aš nežiūriu taip, kad tą santykį, kad Sergejus, tu esi žinai, bet tu esi samdomas, o čia yra darbdavys ir jis tipo turi kažkokią galią. Ne. Tai mes veikiam kartu, mes veikiam sąveiko ir mes veikiam tandemu. Arba tandeme, kaip čia pavadinti teisingai. Tai aš turiu mintį, kad yra vadovas, tada jis turi savo valdybos pirmininką ir tada šalia to tu turi begalę, kaip jos pavadinti lietuviškai, stakeholderiais, naudos gavėjais, su kuriais tu turi dylinti ir tų counterparčių, mūsų, kaip čia, susijusių šalių, su kuriais tu darbuojiesi, yra be galo daug. Pradedant nuo darbuotojai, visuomenė, socpartneriai, akcininkai, noriu, nenoriu, myliu, nemyliu. Tai taip, galvoju, tai yra nuolatinis procesas ir aš ir pats turėjau mentorių iš mūsų grupės vidaus, susijusių asmenų ir žmonių, kurie mane ugdė, nes aš tiesiog turėjau turėti žmogų, su kuo aš galiu pasikalbėti temomis, kuriamis aš nelabai gal kartais ir noriu ar galiu arba pakalbėti su savo šeima,
bet tuo pačiu aš norėjau turėti žmogų, kuris tą yra ėjęs, praėjęs. Tos kasdienio vadovo, kaip čia kažkokias tai matymus, ambicijas, kaip ten, pavyzdžiui, augam, neaugam, darom, nedarom, atlygio temos, kaip čia reikia spręsti, ateitis, saugumas asmeninis, kas tau yra saugumas ir panašiai. Ta prasme, tai aš esu lygiai toks pat žmogus, kaip ir bet kas kitas. Ir aš kaip sakau, žinai, kiekvienas vadovas turi savo vadovą. Tai ir tas, jeigu kažkam atrodo, kad jis neturi savo vadovo, tai tegul pažiūri į dangų, ne? Ir ten yra kažkas, kuris iš tikrųjų yra tas mūsų visų, žinai. Tai aš galvoju, tas santykis, mentorystės, tai nėra apie tai, kad aš tik duodu ir panašiai. Aš iš kiekvieno žmogus, kuris ateina, aš jo kažką paimu. Aš paimu kitokį kampą, paimu kitokį požiūrį, paimu jaunatiškumą, paimu supratimą, kad kaip mes čia viską ilgai darom ir kaip galima daryti greičiau. Paimu supratimą, kad reikia mokytis, paimu supratimą, kad žiūrėk, tu biškis slow down, tu nepamiršk, kad tu vis tiek. Yra subordinacija, yra pagarba, yra elementarūs dalykai paprasti. Ir to visumoji tu eini į priekį. Ta prasme, tu tiesiog augi kaip asmenybė. Acme grupėje mes mėgstam dirbti, dirbam daug, bet lygiai taip pat mėgstam ir švęsti. Per tuos 10 metų, kuri šventė yra tau, įsiminusi labiausiai ir kodėl? Galbūt kelios šventės. Man dabar pirma tokia mintis šovė, gal jis ir buvo tas labiausiai įsimintinas. Iš tikrųjų, ir antra mintis šovė, tai 2 galvoju įsiminti. Tai man labai patinka didelės šventės. Paskutinė didelė šventė, aš prisimenu, kai grupė buvo 30 metų. Mes turėjom tokį išvyką, pakeitėm formatą, turėjom 2 dienų pabuvimą kartu, dalis ant vandens, dalis pastate, tokios kaip skirtingos stichijos, kaip ir mes sakome, tokie. Džiazuojantis, darantis, nebijantis, drąsus. Šių metų žiemos šventė, kur buvo 90 tematika, aš esu sakęs daugam ir tau esu sakęs, kad jis iš tikrųjų pasiekėm tokį lygį tos šventės, kad pasirašymas, žmonės, tas grožis, kiek pastangų laiko įdėta. Tai galvoju, kad mes tikrai mokam švęsti, mes tikrai norim švęsti. Kartais gal pagalvoju, kad jeigu taip gerai mokam švęsti, gal norėtis ir dažniau, bet tada supranti, kad jeigu dažniau, tada galbūt biškiai bus prasčiau, nes tiek neturėsim resursą skirti. Tada sakom, gal užtenka tada vieną kartą ir gerai, žinai, kad vėl šnekėti apie tai metus laiko ir prisiminti. Tai Acme yra iš tiesų, mano akim, komanda, kuri moka, gali ir tikrai drąsiai švenčia. O mes tikrai turim ką švęsti, tai reikia kartais tik nepamiršti to rutinai, kad ir mažus dalykus irgi reikia švęsti. Vertinant visus 10 metų ir visus įvykusius projektus, tavo projektus, kuriuos įvardintum kaip pačius didžiausius, labiausius, ir kuriais labiausiai didžiuojasi? Aš kaip visada sakau, aš esu laikinas herojus šito istorijai, tos Acmės, 30 plus metų. Tai tie paskutiniai 10 metų buvo iš esmės tokie transformacijos metai, kai įvyko daug labai pokyčių grupės viduje, pradedant nuo išėjimo iš rytų geografijos, iš apsijungimo tarpusavį konkuruojančių bendrovių, atsisakymo ir pardavimo bendrovių, kurios nesusijusios su mūsų pagrindiniam ir tokiom kryptingom strateginiam veiklom. Mes turėjome sėkmingą išėjimą ir pardavimą vystyto kanapių, kanapės grūdų ir maisto gamybos verslą ir veiklą. Mes išėjome iš žvyro kasimo, nes visada visiems atrodė, žinai, tai kaip čia technologijas ir kaip čia tas žvyras. Ir šitas pokytis įvyko. Mes pradėjome ne vieną nekilnojamo turto projektą, mes padarėme ne vieną atsinaujinančios energetikos projektą išvystyto ir tikrai yra ką švęsti. Tikrai ta grupė yra kitokia, jeigu taip tiesiog paimti ir ją palyginti rezultato, vertė, branda, gaisrų, nuolatinių temos, agendos, vadovų kompetencija. Ten yra daug ką švęsti. Bet tai yra tikrai ir daug atvejų, kai mums ne visada viskas pavyko, bet aš galvoju, jeigu tu kaip žmogus, tu neturi bijoti daryti, tu neturi bijoti suklysti, nes tik darant tu kažką gali padaryti. Kita vertus, jeigu nori nedaryti klaidų, tai tau reikėtų nedaryti. Tai toks kaip ir užburtas ratas, bet matyti smagu yra tai, kad mano aplinkoje yra daugiau žmonių norinčių daryti, nebijančių prisimtų iššūkių, o tikrai ne visada viskas pasiseka.
Tai mes turim begalę dalykų, kuriuos galime švęsti, mes turime begalę išmoktų pamokų, brangių pamokų, pigesnių pamokų. Čia aš kaip pasakau, žinai, kad iškot patirtis ir panašiai, ir ką mes gal tiesiog savo atsakėm, ir aš taip to labai vadovaujasi, kad reikia tikrai mokyti sakyti ne, nes pasiūlymų ir idėjų yra labai daug. Nors tada yra mano kolegė Rita, kuris sako, kodėlgi ne. Tuo pačiu savo atsakiau į klausimą, kad darau tik tai, ką suprantu. Tai yra tam tikras moto pačios Acme grupės įkūrėjų. Ir toks kaip esminis pagrindas sprendimui priimti. Ir tik tada, kai suprantam, arba galvojam, kad suprantam, tik tada mes einam ir bandom daryti. Ir aišku, mes turim visko, bet dienos pabaigoj, bet kokiam projekte, jeigu tu darai, aišku, tas tik tais laiko horizontas gali išsitempti ciklas, kažkoks tinkamas, netinkamas, bet jeigu tu visą turi planą B ir C ir tu matai, tai tau vieną dieną vis tiek ta vertė įvyks ir tau pasiseks. Tai toks didžiulis pokytis, didžiulis virsmas. Aš pats kaip žmogus, kaip vadovas, aš esu labai dideliam komforte su dabartiniu status quo, kur yra Acme grupė. Kai mes pradėjom darbą kartu, tai mano pirmas punktas, už ką aš atsakingas, su Tomu mes Palčiu, mano buvęs tiesioginis vadovas, aš buvau jo pavaduotojas, kai prisijungiau prie Acme grupės. Tai pirmas punktas buvo rašytas taip, kad viską žinai ir viską supranti apie viską, kas vyksta Acme grupėje. Aš galvoju, koks geras punktas tarsi. Bet tas žodis, viską žinai ir viską supranti, tai aš sakyčiau toks ultimate goal, bet jis yra kažkuria prasme ir neįmanomas, nepasiekiamas ir kuo toliau, to labiau dėl to, kad Acme grupė yra be galo didelė, mes esame tikrai labai stambus verslas, bet esminiai momentai arba principai, ar mes galime spręsti klausimus čia ir dabar savarankiškai, ar mes turime tinkamus žmonės, kurie visada ateis ir pasakys tau teisingą informaciją, ar mes turim pasitikėjimą tarpusavį, kad jeigu yra blogai, mes visą pasidalinsim ir padėsim, tai tam santykėje su visa aplinka ir visuma, su visais bendrojo vadovais, jie ir kaip ir netiesioginiai kolegos, bet kaip ir tiesioginiai, taip pat nežinau, tai su savo komanda aš esu tikrai tokiam komforte, kad mes esam gera hebra, gera kompanija. Ir taip, aš kaip visiems sakau, žinai, mes darom verslą su šypsna, dėl to aš visada toks pozityvus, bet tai nereiškia, kad mes esam kažkas su mumis ne okay. Bet tuo pačiu mes darom verslą paprastai, bet neprastai. Ir ką pasakom, tą padarom. Na ir pabaigai. Ką šiandien po savo 10 metų palinkėtum mūsų naujokams, kurie dar tik tais prisijungia arba prisijungs prie Acme grupės? Tai palinkėčiau visų pirma drąsos veikti, nes Acme grupė reikia suvokti, kad tai yra platforma. Platforma, erdvė, kurioje gimsta partnerystės temos, naujos galimybės matymas. Acme grupėje gali daryti karjerą tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Mes turime nuo iki. Jeigu galvoji, kad kažkur geriau saulė šviečia ar želė, tai dar kartą pagalvok. Visada aš sakau kolegom, būk žmogus ir viskas to čia bus gerai. Bet to pačiu norisi, kad žmonės, kurie jungiasi, kad jie ir duotų to naujo vaibo, naujo kraujo, kad mes neužsiliktumėm tokie, žinai, UAB betonas, mes kaip juokaujam tarpusavėje. Ta organizacija turi augti, veikti ir mes turim būti žingsnį su rinka. Tai kažkaip patys stengiamės neatsilikti nuo šių dienų aktualijų. Taip pat ir iš tų žmonių, žinai, norime, kad jie būtų labai panašus į mus, o mus, kadangi vienyje vertybės. Tai jeigu viskas yra ok su vertybėm, aš galvoju, visa kita yra tik laiko ir pastangų klausimas. Nes tiesiog taip yra. Ir aš kiek žmonių esu sutikęs ir kiek esu priėmęs į darbus, tai aš renkuosi pagal vaibą kartu, o ne pagal ką tu moki ar kaip tu darai. Aišku, tas be to niekur negalėti, bet mano esminis prioritetas yra apie žmogų, apie vertybės, apie jo matymą, nes visi kiti yra padaroma. Kažkada priėmiau labai teisingą sprendimą. Nes kai
dariau karjeros pokytį ir išėjau iš bankinės sektoriaus. Tai mano kolegos buvo bankininkai. Jie juokavo, kad sako, iš banko žmogus išeina tik vieno aplinkybei, kaiėlė savo norų. Kai kojamai priekį išneša, nes, kaip numiršti prie darbo. Tai aš kažkaip nepabijojau, buvau drąsus, ėjau į tą pokytį, mačiau norą ir galimybę tiesiog būti aktyvesniam, nedidelę korporatyvo dalimi, o tiesiog būti šalia verslo, kurti, daryti ir mes tą, manau, labai sukūrėm. Žinoma, augant organizacijai ir mes turim tokią ambiciją šiais metais, tikiuosi pavyks perkopti €1 milijardą pajamų, kas yra toks, kaip sakau, būsim vienaragis, tik tais neįverčiu apyvartą ir pelningą apyvartą, nes tą vienaragį mes visinai galėjom tapti. Bet kai tu tampi tokią masto organizaciją valstybės kontekste, tai tu turi ir labai daug reguliavimo atitinkamo. Tai taip mes turim išpildyti reguliacinį visą normatyvą, bet to pačiu reikia nepamiršti, kad mes esam faina kompanija, kuri mes darom verslą ir kuriam čia ir dabar. Tai va toks irgi, sakau, kaip palinkėjimas ateičiai, nesubiurokratėti, bet išpildyti to, ko reikia ir toliau varyti priekį.